Labą dieną, su jumis vairavimo instruktorius Edgaras ir Akira. Akira, pravažiuosim Regitros maršrutu, pasižiūrėsim kažkokį tai kelią, kokį sugalvosiu bevažiuojant ir pažiūrėsim, kaip esi pasiruošus egzaminą ir viskas tinka, patinka. Taip. Tada į dešinę važiuojam. Gerai. Apsidairiai, šaunuolę. Rankinį nusileidai, viskas tvarkoj ir čia į kairę suksime. Įsitikinai, iš dešinės nieko nėra ir tada išsivažinėjai. Šaunuolę. Tiesiai važiuosim. Ir kai nusileisim į nuokalnę, suksime į dešinę. Jeigu kažkas bus neaišku, kažkurioje vietoje kažką norėsi paklausti, nebijok, kad kamera įjungtas, klausk, drąsiai sakyk, pabandysiu papasakot, paaiškint. Jeigu kažkas bus neaišku, į dešinę. Jeigu kažko nesuprasi, ko nori iš tavęs, irgi pasiklausk. Čia dešinesnė juosta, kaip visada. Kadangi čia yra greitėjimo juosta, jūs privalote išnaudoti greitėjimo juostą sukant į dešinę. Dabar ten priekį už autobusų sustojimo, kuris yra dešinėje pusėje, pasuksime į dešinę ir įvažiavę į dešinę padarysim apsisukimą ribotame plote. Čia Regitra mėgsta šitą vietą egzamino metu atvažiuoti, pažiūrėti, kaip mokiniai pajuda šiek tiek į lengvą įkalnę, ar jie neprarieda, ar ratu neatsitrenkia į bortelį. Ir tada rekomenduoju sustoties dešinėje pusėje esančiom šitom elektros dėžutėm, kadangi turėsit didesnį atstumą nuo įvažiavimo į kelią. Prieš sustojant ką reikėtų jų? Posūkį. Teisingai. Tai kitą kartą įsijung posūkį prieš sustojant. Turėsit didesnį atstumą nuo įvažiavimo ir šiek tiek šitoje vietoje yra mažesnė įkalnė ir platesnis apsisukimas. Tai stenkitės dasivažiuoti šitas elektros dėžės. Pastatės vadinamas apsisukime ribotame plote. Teisingai. Ir neleisk mašinai riedėti atgal, sankabą atsileidinėk gerai. Gerai, į priekį tinkamai privažiavai. Daryk, nemėgok. Kažkas suk vairą į dešinę. Kažkodėl pamiršai susuk vairą į dešinę ir atbulinės pavaros neįsijungiai. Neleisk mašinai riedėti atgal, atsitrenkia į ratų į bortą, egzaminas būtų baigtas. Tai jūs kontroliuokite savo automobilį visada taip, kaip važiuojate. Kažkodėl čia pasimetė labai. Dešinę suksime. Pirmą kartą kas buvo? Į įkalnę apsisukimą darėjai. Tai ta prasme lygiai tas pats, kas lygiam kelyje, tik tai reikia kontroliuoti automobilio riedėjimą. Ar tu į įkalnę darai, ar tu į nuokalnę darai apsisukimą, ar tu tiesiam kely darai apsisukimą, atbulinė pavara vis tiek reikalinga. Taip, tu nežinau. Tai dabar kelio pabaigoje mes apsisuksime. Vienas tokių sunkesnių dalykų šitoj vietoje, pagrindinis kelias palei kelio ženklą yra į dešinę. Tai mes labai atidžiai turim pasižiūrėti į dešinę, kad niekas neatvažiuotų. Ir čia mes turime tilpti, apsisukti šitoj sankryžai, pavarą susitvarkyk. Drąsiau, tiesiai pavažiuok dar. Ir va dabar pilnai susisukam. Posūkį naudokite. Pasižiūrėk į kairę, nieks neatlekia ir tiesiai vairu grįžti. Tai jeigu šitoj sankryžai tau nepakaktų ploto apsisukti ir tu turėtum atsistumti atgal, tokiu atveju gautum kritinę klaidą. Tai visą laiką rekomenduoju tokiose vietose atidžiai apsidairyti, pasižiūrėti, ar nėra automobilių ir įsivažiuoti giliau į sankryžą. Ir tik tai giliai į sankryžą pradėti sukti vairą. Daugelis vairuotojų daro dažnai klaidas, kad neįvažiavę, neįsivertinę pakankamai sankryžos ploto, pradeda per anksti sukti vairą, pritrūksta vietos sankryžoje apsisukti. Kiti vairuotojai pasiduoda į dešinę labiau, kaip čia pasakyti, užsimeta į dešinę pusę pavažiuodami
bet tada jie įvažiuoja gretimą juostą, tai irgi nėra saugu, nes gretimą juostą gali atvažiuoti automobilis. Tai visą laiką įsivažiuokite geriau šiek tiek giliau į sankryžą apsidairę, kad nieko nebūtų ir apsisukite taip, kad nereikėtų jų panaudoti atbulinės pavaros, tai yra atsistumti atgal. Sankryžoje su pagrindiniu keliu važiuosime į dešinę. Pabandyk prisiminti, ar už perėjos yra vietos sustoti, jeigu reikia. Yra teisingai. Gerai. Susitvarkai greitai pavarytės, kol mašinų nebuvo. Ir pasakyk, po kurios mašinos važiuosi. Jeigu čia priešais jūs apsisukinėja automobilis, tai turėtumėt irgi praleisti. Tai turėkite omeny, kad jūs iš šalutinių išvažiuojat, o tas apsisukimas palei skiriamąją juostą žmogus pagrindiniam apsisukinėtų, taip? Šitas kelias yra toksai tiesus kelias, tai įsibėgėjus iki KEM 45 km ir didesnio greičio įsijunkite 4 pavarą. Kai turite tiesų ilgą kelią, naudokite 4 pavarą. Vieni egzamino metu egzaminuotojai duoda klaidą už tai, kad važiuojama 3 pavarą, kiti egzaminuotojai neduoda. Tai kad apsidrausti ir negauti tikrai jokios klaidos, tai va, tiesus ilgas kelias, 4 pavaryti ir savo palaikom tą greitį leistiną. Dabar ten, kur ta balta mašinytė sukasi sankryžoje, suksime į dešinę. Stabdyti reikėtų pradėti tik lėtėjimo juostą ir veidrodžius būtinai žiūrėk. Prieš persirikiuojant ir persirikiavimo metu dar kartelis pasižiūrima į veidrodį, susitvarkyk pavaras. Gerai. Į posūkį visada stengiamės įsivažinėti antrą pavaryti ir greitis tarp 15 ir 20. Kokioj zonai važiuojat? Leistinas greitis. O kodėl tada 27? Šitoj vietoj darysime T formos sankryžos figūrą. Taip. Labai gerai, šalmalę pasidairiai. Atsisukom per petį, pasižiūrėjom, galą nusiskanavom, šoną nusiskanavom akytėmis, kur važiuosim. Ir tada jau drąsiai, matydami, kad nieko nėra, galite pradėti. Jeigu kažkas atvažiuotų dabar iš to įvažiavimą, kurį įvažinėjai galu, važiuotum ar sustotum? Stočiu. Teisingai, žiūrėkis, kad borto neužsikabintum. Tai T formai leidžiamas maksimalus atstumas nuo bortelio yra 1 metras, svarbu neišvažiuoti prieš priešinę eismo pusę. Tai nesiglauskit prie to borto per 10 cm, nerizikuokite užvažiuoti ant borto, paliest bortą, pasidarykite geriau šiek tiek didesnį atstumą 0,5 metro ir bus saugu. Ir kai išsitiesina bortas, išsitiesina vairiukas. Gerai, ačiū, išvažiuojam į kairę. Išvažiuojant stenkitės jau labai atidžiai apsidairyti, kad nepasidarytumėt kliūtis kažkam jūs iš šalutinių išvažiuojant. Va priekyje ženklas, kad gyvenamosios zonos pabaiga, o kitoj kelio pusėje buvo, kad pradžia. Tai sukus nepasižiūrėjai ženklas. Į dešinę suksime. Šviesoforo reguliuojamai sankryžai apsisuksime.
persirikiavimo metu pilnai nebuvai persirikiavus iš juostos į juostą ir jau buvai išjungus posūkį. Tai kol visi 4 automobilio ratai nepervažiavo iš vienos juostos į kitą, neišjunginėk posūkį. Nes bus, kad nelaiku išjungiai posūkį įrašytą klaidelę. Kai į kairę suksim, ką nors praleist mes turėsim? Ne. Plak, ne. Ne. Jūs per kurį šviesoforą važiuosit? Per žalią ar per tą raudoną rodiklę, kur yra? Rodiklė. Per rodiklę, taip. Tai jeigu per rodiklę sukat, iš priekio niekas netvažiuoja. Taip? O ten iš kairės, kur dabar sukasi tie automobiliai, negali būti automobilių? Šitą nežinau. Nežinai. Tai kitaip aš pasakysiu, kad visada, kada apsisukat, jeigu kažkas juda jums iš dešinės kliūtis, iš kažkur, bet kur, tai būtų ar iš priekio, ar iš kairiai pusėje esančio kelio, jeigu jums apsisukant reikės, kažkas važiuos, jums reikės praleisti. Šilta. Jo. Gerai. Jeigu drąsiau šiek tiek judėk. Gerai. Gerai. Ir vat jeigu dabar atvažiuotų iš čia automobilis, turėtum prasileisti. Jie čia važiuoja. Kai jums dega, jie važiuoja. Jeigu jų yra, jūs nepamirškit, kad turit prasileisti. Čia viena tokius, sakykime, klaidesnių vietų, kur regitra egzamino metu egzaminamuosius pagauna ant klaidos. Nes kliūtis iš dešinės turi būti praleista. Vieni iš jaudulio nepraleidžia, kiti iš nežinojimo. Tai visada, kada apsisukat, kada sukat į kairę, ar tai būtų šviesoforo reguliuojama sankryža, ar paprasta sankryžytė, jeigu važiuojat pagrindiniu keliu ir pagrindinis tiesiai, iš priekio atvažiuoja mašina, prasileidžiat, apsisukinėjant kažkas važiuoja, irgi prasileidžiat, pėstieji eina, irgi prasileidžiat. Tai posūkis į kairę ir apsisukimas yra vieni sunkiausių ir vieni pavojingiausių dalykų iš vis vairavime, nes tai trunka pakankamai ilgą laiko tarpą, kada jūsų automobilis stovi skersai važiuojamosios dalies ir jūsų greitis yra mažas. Tai toj vietoj turėkite omenyje, kad būkite labai atidi. Dabar čia ties šituo stendu yra ištisinė linija. Jeigu egzamino metu paprašysi kairę sukti, tai nepamirškite apie šitą ištisinę ir ją prasivažiuokit. Čia kažkada buvo perėja panaikino, ištisinę pamiršo nutrinti. O šitoj vietoj padarė naują perėją, bet prieš perėją ištisinės nebenupiešė. Teisų. Kad nieks nepagalvotų, mokomės išsilaikė teoriją, viskas tvarkoja, vairavimo mokykloje, galim važiuoti ir be teisų. Su instruktorium arba su artimų šeimos nariu. Šviesoforų reguliuojamai sankryžai suksime į kairę. Tai palei šitos kelio ženklus dešiniai kairiai, kurie ką tik buvo, į kairę galima sukti iš kelių juostų. Teisingai, mes renkamės dešinesnį eismo juostą, kad išliktumėm dešiniausiai eismo pusėje, kai išvažiuosim iš sankryžos. Ir mus plius veda 2 linijos, kurios neleidžia išvažiuoti iš linijų ribų. Šviesoforo reguliuojamai sankryžą į dešinę suksime. Tiesiai važiuosiu. Kur bus patogu, dar kartelį stabtelsi dešinėje pusėje ir apsisuksim ribotam plote. Kadangi
ten pirmą kartą biškį susifeilinai. Mhm. Tai padarykim dar kartą. Ko rankytės dreba? Čia. Šauniai. Pasaka nėra dešinė. Neužvažiuok ant bortelio. Dabar sankryžoje suksime į kairę. Tai čia ten, prie šviesoforo? Taip, ten šviesoforė, nes čia įvažiavimas į teritoriją, tai nėra sankryža. O palei šitą kelio ženklą dešinėje pusėje iš 2 juostų galite važiuoti, taip? Čia biškį išsigandai kažko tai. Tai man iš šitos važiuoti? Iš tos, kur sunkvežimis stovi. Jūs visada turite išlikti dešiniausiai eismo juostai, kai taip įmanoma daryti. Tai vėlgi šitoje vietoje dažnai pagauna ant klaidos, kad į kairę suka iš kairesnės juostos, iš tos, kur stovi tas sunkvežimėlis. Pagal seną ženklinimą navigacija netgi rodo, kad tik iš vienos juostos galima suktis. Tai mes palei navigaciją dabar grįšime iki Regitros, tokią trumpą maršrutėlių pasidarėm. Ir viršui vėlgi prie šviesoforo ženklą yra, kad iš 2 juostų galima suktis. Tai dažnai pasidaro klaida, kad egzamino metu iš kairesnės juostos įvažiuoja tiesiai vat į šitą juostą. Į šitą juostą įvažiuoti draudžiama, nes iš kairesnės į kairiausią reikėtų įvažiuoti. Palei navigaciją važiuojam. Gerai. Tai jeigu prieš sankryžą jūs esat dešinesnėje juostai, tai sukant į kairę mes įsivažiuojam visada į dešiniausią juostą, jeigu jinai nėra autobusų juosta. Jeigu jinai autobusų juosta, tai važiuojam į šalia autobusų esančią juostą. Jeigu mes prieš sankryžą esam kairesnėje juostai ir iš 2 juostų. Ir iš 2 jų. Mane pertraukinė. Iš kairesnės sukat į kairę ir yra 2 juostas, įvažiuokit į kairesnę. Jeigu iš vienos juostos galima sukti į kairę ir turite pasirinkimą 2 ar daugiau eismo juostų, galite įsivažinėti dešinesnę, bet būtina atkreipdėmėsi, iš kelių juostų galima sukti į tą kairę. Sukite dešinė ir tada sukite dešinė. Sukite dešinė. Išvažiuoja į egzaminus žmonės. Sukite dešinė. Su spurdančia širdelė tikriausiai į dešinę suksim, kaip ir sakė. Sukite dešinė ir tada sukite dešinė. Ir čia drąsiau įkalnė šiek tiek gaziuko lengvo, kad nepradėtų mašiną trukčioti ir nesustotumėt, neužgestumėt. Čia į antrą juostą teisingai. Ir tada į kairę suksim. Kelionės tikslą. Neskubėkit. Neišeitų koks į gatvę. Čia į kairę suksime. Ir tada šalia tos baltos mašinytės prisiparkuokit, kur patogu. Norėčiau gal, kad visai šalia prisiparkuotumėt. Pasakas naudokit. Ir stenkitės visada važiuoti dešinesnė aikštelės pusė. Tai jau dabar darykite taip, kaip stovit. Jeigu reikia į priekį, dar pavažiuokite į priekį. Jeigu reikia atgal. Jeigu kažką norit pasidaryti arba tiesiog parkuotis, tai ir parkuokite. Ir stenkitės neskubėti su sankava.
kairę veidrodį, kur važiuojat. Į kairės pusės veidroduko pažiūrėkit, ant linijos nelipat. Tai nebėra tikslo ir važiuoti, iš karto eikit pasitaisymą, jeigu pati nusistatytumėt, kad važiuojate, iš vis būtų gerai. Gerai. Ir pasakyk, kiek laiko važiuojat gal, kad visi kiti žinotų, ką turi pradanginti kažkur. Kol dings linija. Kur dings? Už manęs. Gerai, išjungit pavarą. Tai už jūsų, bet į ką žiūrint, linija turi dingti? Tai dabar. Taip, į veidrodėlį. Tai ačiū Akirai, kad pravežė lengvą regitros maršrutą. Vieną lengvesnių regitros maršrutų, tai kitiems žiūrintiems žinos, kur klaidų nedaryti ir kokių klaidų nedaryti. Iki pasimatymo kitose įrašuose.